Labadiena, jūs sveikina Kastytis Laurinaitis ir Šaltinio 13 projektas. Tegul tai būna pirmasis video skirtas naujai rubrikai Pasidaryk pats. Tik įsigijus sklypą iš moteriškos pusės buvo išreikštas pageidavimas turėti savo šiltnamį, noras savaime suprantamas, o ir toks statinys labai reikalingas ūkyje. Sveikas maistas, darbas griname ore ir taip toliau. Pirkti parduotuvėje kinišką šlamštą nebuvo visiškai jokio noro, o ir finansai neleido. Tad buvo greitai priimtas sprendimas pasidaryti pačiam. Apie konstrukcijos ypatumus buvo labai daug diskutuota Facebook grupėse, skirtose daržininkystei. Nagrinėti visi galimi pliusai bei minusai. Daug kartų perbraižyti brėžiniai SketchUp programoje, bet pagaliau, jei neklystų, 6 variantas įtiko visiems ir buvo priimtas galutinis sprendimas. Didelis dėkui visiems padėjusiems patarimais, tad jūsų dėmesiui nedidelis pasakojimas apie šio šiltnamio gamybą. Viskas prasidėjo ankstyvą rytą, kuris kaip ir kiekvienas geras rytas turi prasidėti puodeliu gardžios bei stiprios kavos. Pagrindinis karkasas buvo daromas iš 5 ant 5 cm medinių tašelių. Apatinis aprišimas bei konstrukcijos vietose, kur reikėjo padidinto atsparumo apkrovoms, buvo naudojami 10 ant 5 cm mediniai tašeliai. Gan greitai buvo susuktos dvi pirmos konstrukcijos, jei tiksliau priekinė ir galinė šiltnamio sienos. Viskas buvo įtvirtinama naudojant 9 cm ilgio kokybiškus medvaršius, viską papildomai sutvirtinant metaliniais kampeliais. Gaminant priekinę sienelę buvo nepamiršta apie kaubojiško stiliaus duris, apie jas plačiau papasakosiu truputį vėliau. Kadangi kol kas nebuvo galutinio sprendimo, kur tiksliai stovės šiltnamis, šoninės konstrukcijos buvo pradėtos rinkti ant laikinų atramų, kuriomis puikiai pasitarnavo fibo keramzitiniai pamatiniai blokeliai. Pagal objektų išdėstymo schemą projekte, šioje vietoje turėtų būti vandens gręžinys, tad daryti kažkokius rimtus pamatus negalėjau. Teko tenkintis laikinais, vyliantis, kad auksinė taisyklė nėra didesnio pastovumo už laikinumą nepasiteisins. Vos spėjus padaryti pagrindinę taip vadinamą dėžutę, prasidėjo smarkus lietus, tad staigiai teko rinkti savo žaislus ir laukti rytojaus. Pagerėjus orui darbai tęsiasi toliau. Sumontuota dalinė stogo konstrukcija. Šiltnamio stoglangių gamybą nutariau atidėti vėlesniam laikui, kad labai neapsunkinti konstrukcijos. Nereikėjo pamiršti tai, kad visą šią konstrukciją reikės pernešti į kitą vietą, tad buvo nutarta užsiimti improvizuotais pamatais. Visai šalia buvo išvalyta ir išlyginta aikštelė. Pamatams naudojau šaligatvio plyteles, prie kurių dujinio degiklio pagalba prilydžiau hidroizoliaciją. Pabaigus pamato paruošiamuosius darbus, su kaimynų pagalba konstrukciją nukėlėme į jai skirtą vietą, tad galima buvo tęsti kitus suplanuotus darbus. Norint apsaugoti medieną nuo aplinkos poveikio, visa konstrukcija buvo nudažyta medienos impregnantu. Čia nemažai pagelbėjo sūnus Mantas. Kaip dažnai pasitaiko, buvo apsiskaičiuota ir nupirkta per mažai medienos impregnanto, o nupirkus dar vieną kibirėlį lygiai tokio pat impregnanto, nemaloniai nustebino net toks pat atspalvis, nors kodai sutapo. Visas medinės konstrukcijas, kurios liečiasi su žeme, buvo nutarta apdirbti su bitumu, kuris buvo pašildytas ant tokios improvizuotos krosnelės. Pradžiai buvo nuteptas tik apatinis aprišimas. Pagaliau atėjo laikas, kai buvo galima pradėti montuoti 4 mm polikarbonadą su papildoma apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Paskirstytas ir visas naudingas šiltnamio plotas, sumontuotos lysvės. Palaipsniui pradėjo ryškėti galutinis vaizdas. Polikarbonatas buvo tvirtinamas medvaršiais su didelė plastikinė poveržle. Kaip ir priklauso pagal technologiją, visos polikarbonado lapų viršutinės kraštinės buvo apklijuojamos hermetinė juosta, o pakeliamų stoglangių kraštuose dar papildomai buvo priklijuotos tarpinės. Kaip ir žadėjau, rodau kaubojiško stiliaus durų konstrukciją. Yra galimybė sublokuoti abis puseles ar atidaryti viršutinę durų dalį atskirai. Tai leidžia lanksčiau reguliuoti oro srautus šiltnamyje. Vakarėja. Bet ir darbai artėja į pabaigą. Visa danga jau vietoje, tad galima teigti, kad statybiniai darbai baigti. Lysvės jau buvo sumontuotos, bet tuščios, o jos, kaip žinome, turi būti užpildytos žemėmis.
Visa laimė, kad turime nemenką krūvą juodžemio, karutį su kastuvu į rankas ir volia! Pagaliau visi darbai baigti. Iš išorės šiltnamis truputį panašus į kažkokį šarvuotį, bet už tai jis turėtų tarnauti ne vienerius metus. Kadangi laistyti rankomis nesinorėjo, tad buvo pradėta gaminti konstrukciją, ant kurios bus užkeltas eurokubas vandeniui, o tai, kaip puikiai žinome, sveria virš tonos. Konstrukcija turi būti tvirta. Medienos gailėti atramoms negalima. Nepamirštame visą konstrukciją nudažyti medienos impregnantu, nes jai reikės stovėti lauke. Pamatai šiai konstrukcijai buvo padaryti pagal lygiai tokią pat technologiją kaip šiltnamiui. Tam buvo panaudotas šaligatvio plytelės. Pats eurokubas nudažytas tamsiais dažais, taip greičiau sušyla vanduo. Nuotraukose matosi dalinai sumontuota laistymo sistema, bet apie ją bus atskira kalba. Kaip ir liko nepadarytas dar vienas darbelis. Tai automatinis stoglangių pakelimas, tad laikinai buvo naudojamos elementariai medinės kaladėlės. Galutinėme variante šiltnamio matmenys 3 ant 4 metrų, o tai 12 kvadratinių metrų. Aukštis virš 2,5 metrų. Mūsų poreikiams jo pilnai užtenka, o ir derliumi jame nesiskundėme. Tad, jei turite kokių klausimų, maloniai prašome juos užduoti. Pasistengsiu į visus atsakyti. Kviečiu rašyti komentarus po šio video bei aptarinėti Facebook paskyroje. Dalinkite šio video bei nepamirškite įvertinti. Spauskite pirštą aukštyn, jei video patiko, o jei nepatiko, spauskite pirštą žemyn ir būtinai parašykite, kas nepatiko. Taip bus galima išvengti klaidų ir tobulėti. Tai tiek, viso geriausio ir iki pasimatymo.